baigsis pagaliau. Gal jau vėl pabūsim tipo žmonės ir kitiem linkėsim kaip geriau, o ne taip, kaip mums anksčiau atrodė. Lietuvoj galės ramiai gyvent. Na, to dar nežinomas kaleivis švilpaus pabradės poligone, apkabinęs Bangladešo bėglį. Lietuva be mūsų bus vis vien, išgyvens ir be jūsų ponai. Tai kodėl chebrytė mums visiems neišgėrus dar prieš šią kelionę? Žemdirbys prie runkelių sugrįš ir tikriausiai eis pas jo kapsikas, gieda mums horoskope ožys. Gal geriau horoskope nei tikras, niekas iki galo nežinos, kas teisus, o kam tik taip atrodė. Gal likimas ką apdovanos, gal lemtis ir vėl kažką apnuodys. Lietuva be mūsų bus vis vien, išgyvens ir be jūsų ponai. Tai kodėl chebrytė mums visiems neišgėrus dar prieš šią kelionę? Gal Europa mūsų nesupras, bet Europa daug ko nesupranta. Tik lietuvis pats tikrai suras savo pažadėtą aukso krantą. Kas norėjo ko, tas tą ir gaus, ir kiekvienas bus savo prezidentas. Jeigu laukęs dar šiek tiek palauks ir jei nevaizduos, kad jis toks kietas. Lietuva be mūsų bus vis vien, išgyvens ir be jūsų ponai. Tas kodėl chebrytė mums visiems neišgėrus vėl prieš šią kelionę? Tai kodėl chebrytė mums visiems neišgėrus dar